Mano vardas Mantas, esu įmonės Energy Advice energetikos projektų vadovas. Kaip ir žadėjome, šiandien padarysime pristatymą valandos trukmės apie lankinio išlydžio skaičiavimus. Iš esmės, manau, įdomu visiems, kodėl tai svarbu, galbūt ir kodėl tai turėtume tokius skaičiavimus atlikti. Tai esame viena iš pirmųjų įmonių, kuri teikia tokią paslaugą lankinio išlydžio skaičiavimų. Bandžiau prieš mokymus dar internete pasigūglinti, tai ko gero dar ir nedaug ir tų įmonių teikia tas paslaugas, galbūt net ir vieni iš Lietuvoje esame tokių, kurie tokią paslaugą teikia. Kodėl mes ją teikiam, tai dėl to, kad esame programinės įrangos kūrėjai, programinė įranga, kuris skirta elektros tinklų analizai, mūsų yra naudojama būtent tai yra susiję dalykai, tai lankinio išlydžio skaičiavimams, reikalinga informacija apie elektros tinklus, ypač trumpojo jungimo skaičiavimų duomenys, taip pat relinės apsaugos nustatymai. Ir turint visą šitą informaciją, atlikti lankinio išlydžio skaičiavimus galima gana patikimai ir tokiu būdu užtikrinti, kad tie rezultatai bus kokybiški ir tikrai atitiks realią situaciją. Iš kur kilo šitą idėją skaičiuoti lankinio išlydžio duomenis, tai yra amerikiečių praktika, amerikiečių institutas IEEE yra institutas, kuris leidžia su elektros tinklais, taip pat elektronika, elektrosauga ir panašiais dalykais susijusius standartus pas amerikiečius, taip pat ir Kanadoje. Ir būtent yra išleistas standartas 1584, kuris labai detaliai aprašo, kaip apskaičiuoti lankinio išlydžio parametrus priklausomai nuo tinklų. Ir būtent kuo įdomus šitas standartas, jis įdomus tuo, kad yra sudarytas pagal natūrinių bandymų rezultatus. Tai reiškia, nėra teoriniai išvedžiojimai, tai iš esmės yra atliktas didelis kiekis natūrinių bandymų, sukuriant trumpuosius jungimus įvairiuose tinkluose. Ir filmuojant, reiškia, lanko ilgį, lankas nuotraukoje dešinėje pusėje matosi, kas tai yra, tai tiesiog yra energija, šilumos ir šviesos pavidalu išsiskiriant, įvykstant trumpajam jungimui tarp šynų, tarp fazių, tarp fazės ir žemės ir kitų panašių įvykių atveju. Tai pirmoji standartų versija buvo išleista 2002 metais, jie jau daugiau kaip 20 metų yra, ir jinai buvo sudaryta pagal 300 natūrinių bandymų rezultatus. Paskui 2018 metais standartas buvo gerokai patikslintas, buvo investuota labai daug pinigų, atlikti daugiau kaip 2000 natūrinių bandymų, pagal kurių rezultatus buvo sukurtos detalesnės formulės tam, kad tiksliau apskaičiuoti lankinio išlydžio pavojų. Ir 2022 metais šis standartas dar buvo šiek tiek pakoreguotas, bet jau neženkliai. Tai po šiai dienai turime tą pagrindinį 2018 metų standartą, pagal kurį skaičiavimus ir atliekame, įvertinant, aišku, ir tuos patiksinimus 2022 metų. Lietuvoje panašaus standartų neturime, tai tiesiog yra reikalingos didelės finansinės investicijos, kad tokį standartą padaryti, pagaminti. Bet nėra taip, kad lankinis išlydis visai nefigūruoja, reiškia, Lietuvos įstatymuose. Jeigu pažvelgti į saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, tai tenais yra lankinis išlydis keliose vietose minimas ir kaip tokie iš pagrindinių vietų, tai 39 punktas, kuris kalba apie tai, kad organizuojant ir vykdant darbus elektros įrenginiuose iš principo turi būti užtikrinta tiek techninėm, tiek organizacinėm priemonėm, kad žmogus bus apsaugotas tai nuo elektros srovės, nuo statinės elektros, elektromagnetinių laukų. Ir va čia skaidrėse sakinyje matote tamsesniu šriftu parašyta taip pat ir nuo elektros lankų poveikio. Tai reiškia, yra numatoma Lietuvos taisyklėse, kad personalas nuo elektros lankų poveikio
turi būti apsaugotas taikant tam tikras priemonės, tik tai tų priemonių nėra įvardinta. Tačiau tarptautinė praktika, kurio mes irgi galime pasiremti, rodo, kad tos priemonės egzistuoja. Tai yra tiek asmeninės apsaugos priemonės, kurios yra parenkamos būtent pagal lankinio išlydžio skaičiavimo rezultatus. Tai šio standarto tikslas yra iš esmės įsivertinti rizikas personalui, kuris dirba su elektros įrenginiais, ir numatyti, kokios asmeninės apsaugos priemonės yra reikalingos. Iš principo visais atvejais būtų galima taikyti griežčiausius reikalavimus asmeninėms apsaugos priemonėm, bet tiesiog tai apsunkintų darbą, būtų nepatogu, jeigu kiekvieną kartą einant įjungti kažkokį tai automatuką žemoje įtampoje reikėtų užsidėti, nežinau, ten skafandrą prieš, reiškiasi, degimo riziką sumažinti ir panašias apsaugos priemonės. Tai tam, kad išvengti to nepatogumo, atliekami yra lankinio išlydžio skaičiavimai, yra numatomos kokios bus pakankamos, tačiau neperteklinės asmeninės apsaugos priemonės yra reikalingos ir jomis naudojantis tada jau yra vykdomi darbai elektros tinkluose. Aišku, pas amerikiečius vėlgi galbūt sakysite kita tvarka, tenais yra privati medicinos sistema, kuri iš esmės apmokama arba privačiom lėšom, arba per privačius draudimus. Reiškia, jeigu įvyko kažkoks nelaimingas atsitikimas darbe, tada yra labai daug suinteresuotų šalių, kad išsiaiškinti, kas buvo kaltas, kad įvyko tas nelaimingas atsitikimas. Bet šitoje vietoje didelės diskusijos nekelčiau, kadangi vis tiek vienu ar kitu atveju, mano bendras tikslas yra žmogaus sveikata, kuri yra svarbiausia šito klausimu. Todėl jeigu yra tarptautinis, iš esmės tarptautiniu mastu pripažintas standartas, kuriuo remiantis galima atlikti skaičiavimus ir padėti užtikrinti, kad darbuotojai elektros tinkluose dirbs saugiai, tai kodėl juo nepasinaudoti. Šiek tiek norėčiau apie patį standartą detalizuoti, kas jame parašyta yra. Tai pora sąvokų, tai pagrindinė, mano jau kelis kartus minėta lankinis išlydis. Tai kaip ir sakiau, tai yra šilumos ir šviesos emisija susidaranti srovei tekant per jonizuotas dujas tarp dviejų elektrodų. Tai toksai įvykis gali iš esmės nutikti tada, kada įvyksta trumpasis jungimas, išauga, reiškia, oro temperatūra, dujos pradeda jonizuotis ir per tas jonizuotas dujas pradeda tekėti elektros srovė. Šita elektros srovė gali sukelti nudegimus tiek žmogui, tiek įrangai esančiai aplinkui, reiškia, įvykio vietą. Ir būtent, kaip ir minėjau, šitas standartas leidžia įsivertinti, kokio dydžio bus, kokio ilgio bus tas lankas, koks yra saugus ribinis atstumas. Tai atliekanti sąvoka yra lankinio išlydžio ribinis ilgis. Tai yra iš esmės gyvybei nepavojingas atstumas nuo šylos iki, reiškia, žmogaus, nuo būtent to lanko šlatinio iki žmogaus. Ir jis yra laikomas 5 džiauliai į kvadratinį centimetrą, reiškia, paviršiaus ploto. Tai toksai energijos kiekis, aš pasižiūrėjau, tai jisai atitinka nedidesnį kaip 2 laipsnio nudegimą. Tai reiškia, lankinio išlydžio ribinis ilgis nėra, kad visiškai nepavojingas, tai jisai gali sukelti nudegimus, tačiau gyvybei pavojaus nesukels. Jeigu, sakykime, žmogus be asmeninio apsaugos priemonių dirba mažesnio atstumo negu lankinio išlydžio ribinis ilgis, yra rizika jau ir, reiškia, rimtesnių nudegimų, kurie gali kelti pavojų gyvybei. Kadangi ilgiai šitie yra nustatyti pagal faktinius matavimus, reiškia, pagal didelį kiekį atliktų faktinių matavimų, tai, reiškia, yra gana rimtas reikalas ir tikrai to ribinio ilgio prisilaikyti būtų protinga. Kas yra lankinio išlydžio srovė, tai ta srovė, kuri teka lankinio išlydžio metu ir jinai iš esmės lygiai trumpojo jungimo srovei. Tai reiškia, kuo tinklas yra galingesnis, kuo yra galingesni transformatoriai, kuo kabeliai yra didesnio pralaidumo, tuo bus didesnė lankinio išlydžio srovė ir tuo bus didesnė rizika žmogui dirbti tose įrenginiuose. Dažnai klaidingai vėlgi suvokiama, kad
aukštesnės įtampos įrenginiai šiuo atžvilgiu yra pavojingesni, bet tai nebūtinai, nes net ir žemos įtampos įrenginiuose, kadangi ten srovės yra gerokai didesnės, amplitudinės srovių reikšmė yra gerokai didesnė, lankinio išlydžio rizika jinai yra taip pat didelė. Tai priklauso, reiškia, nuo srovės dydžio, kuo jinai didesnė, tuo rizika išauga yra didesnė. Kokios ribos, kada šį standartą ir šį metodą galima taikyti lankinio išlydžio skaičiavimams, tai yra trifazės sistemos, kurių įtampa yra nuo 200 iki 15 tūkstančių voltų. Ir pas mus Lietuvoje turime 400 voltų standartą, turime pramonėje 6 kV standartą, turime 10 kV standartą skirstomajame tinkle. Tai visuose šituose tinkluose standartų reikalavimus visi šitų tinklai atitinka ir būtent jį būtų galima taikyti atlikti lankinio išlydžio skaičiavimus. Dažnis 50 arba 60 Hz, tai Lietuvoje turime 50 Hz dažnį. Trumpojo jungimo srovės žemos įtampos tinkluose nuo 500 iki 106 tūkstančių amperų, o aukštesnės įtampos tinkluose nuo 200 iki 65 tūkstančių amperų. Netgi dauguma atvejų normaliai tinklai atitinka šį reikalavimą, reiškia, juose galima taikyti standartą. Atstumas tarp laidininkų, tai yra būtent jeigu yra faziniai laidininkai, tai koks yra minimalus maksimalus atstumas, tai žemos įtampos tinkluose nuo 6,3 mm iki 70 mm, aukštesnės įtampos tinkluose nuo 19 mm iki 254 mm. Reiškia, atliekant matavimus buvo matuota tokiame diapazone ir dėl to tas standartas būtent gali būti taikomas tokio diapazono ribose. Trumpojo jungimo atjungimo laikas standartai nėra specifikuojamas, tai yra kitas labai svarbus parametras, kaip greitai tas gedimas bus atjungtas. Reiškia, jeigu yra gedimas ilgai užsitęsę, tas laikas iki atjungimo yra labai ilgas, vėlgi rizika yra atitinkamai didesnė, nes per tą laiką tiesiog gali išsiskirti didesnis energijos kiekis. Jeigu gedimą atjungsime greičiau, iš esmės galima sumažinti riziką. Šiuo atveju atkreipčiau dėmesį, nes tai iš esmės yra vienintelė techninė priemonė, kurią galima mažinti be asmeninių apsaugos priemonių riziką, kadangi srovės trumpojo jungimo iš esmės įtakoti negalima, tai nebent keičiant įrangą, bet jau yra brangūs pakeitimai. Tuo tarpu trumpo jungimo srovę derinant įrenginius arba įrengiant jautresnius įrenginius, trumpo jungimo atjungimo laiką galima reguliuoti. Tai būtent trumpojo atjungimo laiko mažinimas yra pagrindinė techninė priemonė, kad sumažinti, sakykime, bendrai riziką visiems darbuotojams, o toliau jau eina asmeninės apsaugos priemonės. Lankinio išlydžio bandymai buvo atlikti tam tikro dydžio spintose, tai būtent šitoje lentelėje yra nurodoma, jog matavimai buvo atliekami žemos įtampos tinkle, tai spintoje, kurio išmatavimai pusė metro ant pusės metro, tai iš esmės tokiuose įrenginiuose matavimai buvo atlikti, bet standartas numato formulės ir perskaičiavimo galimybės, reiškia, perskaičiuoti iš tokių spintų jau į didesnius ar mažesnius spintų gabaritus. Tačiau numatomi maksimalūs ilgiai ir pločiai, tai šiuo atveju spintų ribiniai matmenys yra tokie, kaip pateikti šioje skaidrėje. Matome, kad iki 1,20 m galimas ilgis ir plotis, maksimalus plotas, reiškia 1,5 kvadratinio metro. Čia galima sakyti durelių plotas, nes lanko kryptis bus nuo šynų arba fazinių laidininkų per duris į lauką, tai yra ten, kur yra mažesnis slėgis, būtent durelių plotas tada apie 1,5 kvadratų gali būti.
Maksimalus plotas tai turėtų būti bent 4 kartus didesnis, atsiprašau, minimalus plotas bent 4 kartus didesnis už atstumą tarp laidinimų. Tai vėlgi dauguma spintų šitą būtent parametrą įprastai atitinka, bet šitie maksimalus ploto ir ilgio parametrai gali ir neatitikti, ypač renginių skydams, jėgos skydams, dauguma atvejų vėlgi atitinka. Kokie galbūt išskirčiau kondensatorių baterijų skyriai, kadangi ten didelis kiekis įrangos, dažnu atveju gali būti vienas ar kitas matmuo didesnis. Laidininkų išdėstymas taip pat yra svarbu. Standartas numato 5 skirtingus būdus, kaip tas laidininkas spintoje gali būti išdėstomas. Dažniausiai pasitaiko žemos įtampos tinkluose, tai VCBB vadinamas laidų įrengimo būdas. Būtent, kada yra vertikalūs izoliuoti laidininkai prijungti prie apsaugos ar pamatavimo aparatų. Taip pat gali būti, reiškiasi, VCB, kada yra vertikalūs laidininkai metalinėje spintoje, praeinantys šynų, sakykime, kažkokios spintos, gali būti horizontalūs laidininkai. Ir taip pat yra pora įrengimo būdų, kada šynos yra atveriami ore, kas jau rečiau pasitaiko šiuolaikiniuose tinkluose. Tai pagrindiniai parametrai, kurie yra reikalingi lankinio išlydžio apskaičiavimui, tai yra trumpojo jungimo srovė. Trumpojo jungimo srovė yra nustatoma pagal elektros tinklo parametrus, į kuriuos įeina informacija apie transformatorius, laidininkus. Taip pat yra labai svarbu elektros tinklo turėti parametrus, tai vadinama trumpojo jungimo srovė elektros tinkle. Dažniausiai ją galima gauti iš skirstomojo arba perdavimo tinklo operatorių, kurie tą informaciją turi, kadangi jinai būna apskaičiuojama projektų metu. Taip pat svarbu yra spintų išmatavimai. Čia yra nemažai darbo reikalaujantis toksai procesas, kada reikia gamykloje didelį kiekį spintų, pasimatuoti jų aukštį, plotį ir gylį. 3 parametrus. Tai tas irgi darbas pagal naujausią standarto versiją turi būti padarytas. Na ir automatų ir kitų apsaugos prietaisų atsijungimo laikai yra labai svarbus, pagal juos irgi galima įsivertinti lankinio išlydžio riziką. Tai būtent programoje mes atsijungimų laikus aprašome tokiamis vadinamomis laikų srovės kreivėmis, kurios parodo, per kiek laiko įrenginys atsijungs priklausomai nuo srovės dydžio. Įprastai, kuo didesnė srovė, tuo greičiau gedimas yra atjungiamas. Kokios asmeninės apsaugos priemonės gali būti taikomos, tai čia jau priklausomai pagal apskaičiuotą rizikos lygį yra taikomos didesnės ar mažesnės asmeninės apsaugos priemonės, prasidedant nulinę kategoriją, kuri nuo 2015 metų praktiškai iš standartų amerikiečių buvo pašalinta. Nulinė kategorija praktiškai nereikalavo jokių papildomų apsaugos priemonių. Reiškiasi, iki tol jinai buvo taikoma tinkluose, kur energijos išsiskyrimas buvo pats mažiausias. Tačiau vėliau buvo nuspręsta, kad dirbant su elektros tinklais turėtų būti taikomos griežtesnės asmeninės apsaugos priemonės ir palikta tik tai 1 kategorija. Tai įprastai pagal 1 kategorijos reikalavimus yra numatomi medvilniniai, kas iš esmės nesintetinės medžiagos drabužiai, nes medvilnė nesilydo, o uždegti taip greit neužsidega. Tuo tarpu, jeigu bus sintetiniai kažkokie drabužiai, jie dėl karščio poveikio gali išsilydyti ir irgi apdeginti tada žmogų. Taip pat veido skydelis numatomas, odinės pirštinės, odiniai batai. Tai yra 1 kategorijos, reiškiasi, šiuo metu Amerikoje minimalūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti
žmogaus apsaugos priemonės dirbant su elektros tinklais. Ir nuo pirmos kategorijos visuose tinkluose, kur yra rizikos lygis didesnis, jau yra taikomi griežtesni reikalavimai, tiek tas pats veido skydelis, jeigu čia dar galėjo būti tiesiog akiniai, kad akis apsaugoti, čia jau yra sandarus veido skydelis, tos pačios pirštinės, specialūs rūbai. Ir einant iki galiausiai, kaip aš vadinu, tokiu kaip skafandro, tai yra specialus iš esmės drabužis darbui su elektros tinklais, kur yra labai didelė lankinio išlydžio rizika. Tai specialios pirštinės, specialūs rūbai, kurie apsaugo nuo to karščio poveikio ir leidžia, sakykime, įvykus tam gedimui išsaugoti personalo ir darbuotojų gyvybę ir sveikatą. Tai tokie pagrindiniai, sakykime, asmeninio apsaugos priemonių reikalavimai taikomi darbui su elektros tinklais. Skaidrių, sakykime, pateiktą skaidriais medžiagą norėčiau parodyti ir praktiškai pagal skaičiavimus programinėje įrangoje. Programinė įranga trumpai pristatysiu, tai kaip ir minėjau, yra mūsų kuriama programinė įranga Lietuvoje, kuriam sukurtas produktas, jinai atlieka elektros tinklų analizę, į kurią įeina galių srautų skaičiavimai, tai iš principo visiems suprantami srovės, įtampos kritimų skaičiavimai, taip pat trumpųjų jungimų skaičiavimai, kurie reikalingi įprastai naudojami parenkant įrangą ir apsaugos, relinės apsaugos priemonės, tačiau, kaip matėme, ir lankinio išlydžio skaičiavimams yra svarbus, ypatingai trifazis trumpasis jungimas, kuris įprastai pasižymi didžiausią vertę, tai pagal šito trumpo jungimo rezultatus ir yra vertinama lanko rizika. Ir panašus harmonikų srautų skaičiavimai atliekami tinkluose, kuriuose yra inverteriai įvairūs, dažnių keitikliai, saulės elektrinių įrenginiai ir lanko parametrų analizė, būtent vienas iš skaičiavimo algoritmų, kuris programoje yra įdiegtas. Programa leidžia taip pat skaitmenizuoti elektros tinklus, tai jeigu iki šiol daugiausiai elektros tinklai yra suvedami į braižymo programinės įrangas, kaip pavyzdžiui AutoCAD'as ar panašias, tai arba dar anksčiau tai ant popieriaus, sakykime, netgi būdavo braižoma, tai kuo šitas būdas, sakykime, tinklų skaitmenizavimo yra patogesnis negu tas pats AutoCAD'as, tai tuo, jog AutoCAD'e nėra galimybės suvesti informacijos apie įrenginių techninės charakteristikas. Galima nebent kaip tekstą nurodyti šalia paveiksliuko, tačiau su tuo nurodytu tekstu nebus galimybės atlikti jokio skaičiavimo, jokios analizės. Tai iš esmės papildomas darbas, kuris vertės nesukurs. Tada, jeigu programinėje įrangoje nurodome kabelio, apie transformatoriaus, apie apkrovos charakteristikas, tai tas charakteristikas jau vėliau galima panaudoti atliekant tinklų analizės darbus ir iš to gauti papildomą naudą. Kaip sakant, darbo panašiai taip pat ir netgi mažiau negu schemą suvedant AutoCAD'e tam pačiam, tačiau jau turime ženkliai pranašesnį ir detalesnį modelį, su kuriuo galima atlikti skaičiavimus. Jeigu iki kol, sakykime, papildomai skaičiavimams dar reikėdavo kažkokių tai Excelių ar rankas skaičiuoti, tai šiuo atveju galima atlikti su programinė įranga. Čia matote kaip pavyzdys gamyklos elektros tinklą, tai yra kažkoks gamyklos planas, kuriame yra išdėstyti skydai. Skydai yra su pavadinimais, galima matyti, kur jie įrengti, reiškiasi, kuriam ceche, kurios sienos. Ir galima atsidaryti kiekvieno to skydo schemą, pasižiūrėti, kas jame yra prijungta. Pavyzdys atidaryti failą. Kažkokią atsidaro schemą, kur informaciją turime apie prijungtus automatus, jų charakteristikas ir prijungtus įrenginius.
Čia dar schema nėra iki galo surasta, kadangi nėra informacijos apie vaidininkus, tai yra kokie kabeliai, kokie ilgiai. Tiesiog dažnai, kada schemos yra braižomos autokadu arba ranka, nėra, sakykime, tos programinės įrangos, ta informacija apie kabelių parametrus pasimeta. Manau, nesumeluosiu, kad ypač senesnėse gamyklose tikrai būna problematiška gauti tą informaciją, tai vis dėlto kokio lygio yra kabeliai, kokio, reiškia, tipo yra kabeliai, na, kiekvieną kartą esant poreikiui kažką tai prie to kabelio prijungti, yra sprendžiamas klausimas, aiškinamasi, kiek maždaug galėtų būti lygio, ar galima tą kabelį papildomai apkrauti, ar nebus viršytas įtampos kritimas, ar apskritai kabelio leistinoje srovė nebus viršyta. Reiškia, tai sprendžiama tokia dilema. Šiuo atveju, jeigu ta schema būtų, reiškia, kuriama panašiai programinė įrangoje, tą dilemą išspręsti iš esmės užtruktų porą minučių, prijungiant tiesiog norimą apkrovą, nurodant jos parametrus, reiškia, galingumą, kaip pavyzdys 10 kW ir atliekant galios matų skaičiavimus, kurie leistų nustatyti, kokia deganti srovė. Na ir jeigu kabelio leistinos srovė būtų viršyta, tiesiog programa ją pavaizduotų raudoną spalvą. Įtampos kritimas kabelyje šiuo atveju, kaip ir minėjau, kadangi kabelių parametrai čia nėra suvesti, tai yra nulininis, bet esant, sakykime, kabelio specifikuotam ilgiui, kaip pavyzdys 100 metrų, kabelinių linijų turime biblioteką. Galime pasirinkti iš žemos įtampos aliuminio arba avarinių kabelių, tai yra, jeigu bus kokie aliuminė kabeliai, pavyzdys 25 kvadratų, matome įtampos kritimas 0,6%, galios nuostoliai 62 vatai, na ir tekantis srovė šiek tiek išauga, dėl to, kad atsiranda dar tie būtent galios nuostoliai, o apkrovos prijungimo unituose turim 99,3% įtampą nuo galios, reiškia, papuolame dar į numatytas įtampos ribas. Tai būtent schemų skaitmenizavimas yra viena iš naudų, ką gauna klientas atlikdamas lankinio išlydžio skaičiavimus, nes jų negali atlikti be schemų sudarymo programinėje įrangoje. Reikia detaliai subraižyti schemas, susidėti apsaugos prietaisus ir visas tas rezultatas jis jau tenka, sakykime, klientui, kurį jis irgi gali panaudoti ateityje, vertindamas papildomus įrangos prijungimą ir kitus elektros tinklus susijusius klausimus. Na, dabar apie pačio lankinio išlydžio skaičiavimus. Aš pateiksiu kitą pavyzdį, kuriame yra jau specifikuoti reikiami parametrai. Parametrai specifikuojasi programoje tie patys, kaip ir numatyti standarte. Mano jau minėtas laidininkų išdėstymas spintoje, tarpas tarp laidininkų, darbinis atstumas. Įprastai darbinis atstumas yra pagal standartą pasirenkamas 45 cm, kas maždaug atitinka žmogaus dilbio ilgį. Tai reiškia, žemos įtampos tinkluose, kadangi pagal elektros saugos taisyklės yra numatytas reikalavimas neprisiliesti, įprastai žmonės gana arti dirba krūvį turinčių metalinių dalių, tai dėl to numatomas atstumas yra per žmogaus dilbio ilgį. Tačiau jeigu yra dirbama vidutinės įtampos tinkluose, galima pasirinkti ir didesnius tos atstumus arba suvesti savo nuožiūrą kitą parametrą. Na ir gaubto plotis, aukštis ir gylis. Tie parametrai iš esmės reikalauja, kaip ir minėjau, nemažai darbo, tiesiog suvaikščioti per gamyklą, surasti tuos skydus ir išmatuoti jų dimensijas, tam, kad galima būtų atlikti tikslesnius skaičiavimus. Turint šitus parametrus ir turint elektros tinklo schemą, į kurią, kaip ir minėjau, įeina ir apsaugos prietaisai, matome ir kažkokie tai automatai, yra ir saugikliai modeliuojami, tokia galimybė taip pat programai įtraukti. Galima atlikti lanko parametrų analizę.
rezultatai pateikiami keliais formatais. Pirmiausia, tai lentelės formatu. Sekundėlę palauksime, kol bus skaičiavimai jau atlikti. Lentelėje, ką mes matome? Matome informaciją apie tai, kokia yra trumpojo jungimo srovė, kokia yra išlydžio srovė, jinai šiek tiek mažesnė skaičiuojama pagal standartą pateiktas formules, kadangi ten įeina dar papildomus varžus lygiagrečius trumpojo jungimo vietai. Yra laidininkų išdėstymas ir kiti suvesti parametrai. Atjungimo laikas svarbus parametras, kurį nustatyti ne taip paprasta iš tiesų, nes reikia analizuoti apsaugos prietaisų charakteristikas, tačiau jeigu apsaugos prietaisai yra suvesti programoje, tai būtent šį parametrą programa jau automatiškai nustato pagal trumpojo jungimo srovę. Tada jau analizės rankinės kažkokios atlikti nereikia, automatiškai tas parametras yra nustatomas. Na ir apskaičiuota išlydžio riba ir energija darbinio atstumo, kurį mes patys pasirinkom. Kaip ir minėjau, 5 džiauliai į centimetrą kvadratinį atitinka iki 2 laipsnių nudegimą. Tai šitam tinkle aš matau 1, 2, 3, 4 spintos, 4 taškus, kuriame išlydžio energija yra gerokai didesnė negu saugi ir šitose vietose iš esmės turėtų būti taikomi griežtesni asmeninės apsaugos priemonių reikalavimai. Kodėl taip yra, galima iš karto įtarti, kad tą įtakojo neilgas atsijungimo laikas, kas yra 0,6 sekundės, tai 600 milisekundžių. Pavyzdžiui, kitose skyduose, kur energijos išsiskyrimas yra mažesnis, atsijungimo laikas irgi yra gerokai mažesnis, kaip pavyzdys 120 milisekundžių, toks standartinis. Kaip galima būtų šitą riziką sumažinti ir išvengti tokios didelės energijos išsiskyrimo vertės, tai kaip ir minėjau, galima pabandyti padidinti relinės apsaugos įrenginių jautrumą. Aš dar pasižiūrėsiu, kokie yra asmeninės apsaugos reikalavimai būtent šitame taške, kur yra didelis energijos kiekis, tai atitinka antrą kategoriją. Reiškia, jau paprastų drabužių neužtenka, tai turi būti speciali avalynė, specialūs drabužiai, sandaros lėdų skydelis. Ir būtent galimas elektros lanko ilgis apie 1,5 metro. Reiškia, reikėtų stovėti 1,5 metro atstumu nuo atidarytos spintos, būtent nuo laidininkų, kurie yra spintoje, tam, kad išvengti didesnės apdegimo rizikos įvykus trumpajam jungimui. Pasižiūrime, ar galima būtų šitą riziką sumažinti, tai yra galima tą programą pasižiūrėti, vertinant apsaugos prietaisų charakteristikas. Būtina suderinti selektyvumą, kadangi vėlgi mažinant atsijungimo laikus reikia atkreipti dėmesį, ar nebus pažeisti kiti reikalavimai relinė apsaugai. Vienas iš tokių tai selektyvumas, reiškia, kad įvykus gedimai turi atsijungti būtent tie skydai, kur gedimas įvyko, o ne visas tinklas. Tai šiuo atveju manyčiau, kad didžiausia nustatymai, didžiausios rolės turėtų būti šitame automate, kuris yra 190 ir galimai šitame, kuris yra 160 amperų. Pasižiūrime, ar galima įvadinio automato atsijungimo laiką trumpinti. Tai šiuo atveju, pavyzdžiui, galima būtų nustatyti šiek tiek mažesnį atsijungimo laiką. Matome, kad automatai, kurie saugo skydus, linijas iki skydų, jie atsijungs per gana trumpą laiką. Reiškia, šiuo atveju įvadinio automato nustatymas šiek tiek yra perteklinis. Pabandykime sumažinti iki 150 milisekundžių būtent charakteristikos antrą laiką. Reiškia, sumažiname atsijungimo laiką, selektyvumo matome, kad nepažeidžiame, turime pakankamai rezervų tarp atsijungimo kreivų.
Ir ko gero tokį patį nustatymą galima surasti ir kitoje šeimų sekcijoje. Tai galima tiesiog perkopijuoti automatą iš šito įrenginio į šitą įrenginį. Aš naudoju mygtukų kombinacijas, kurios tiesiog leidžia pagreitinti darbą. Tas pats laikas suvedamas yra į abu įrenginius. Ir pakartotinai atlikus lankos skaičiavimus galima pasižiūrėti, kiek pavyko sumažinti būtent iškeičio energiją. Reiškia, iškeičio energiją šiek tiek sumažinti pavyko, tai iki automatų laiko korekcijos jinai buvo virš 30 džiaulių kvadratinį centimetrą, šiuo metu turime 13 džiaulių kvadratinį centimetrą. Ir išlydžio atstumas sumažėjo nuo daugiau kaip 1,40 m, tai pusantro metro buvo iki 84 cm. Taip pat koks džiuginantis rezultatas yra tai, kad sumažinus riziką, vis iš principo tiesiog automatų laikų korekcija, mums taip pat leidžia šituose įrenginiuose dirbti jau su pirmos klasės rūkais, kuriems yra keliami ženkliai mažesni reikalavimai, reiškia, personalai bus dirbti patogiau, nereikės specialios įrangos ir rizika dėl to, reiškia, bus mažesnė, kadangi tiesiog perderinome ėminės apsaugos įrenginių nustatymus. Tai tokius dalykus, kaip, sakykime, automatų selektyvumas, jų nustatymų pagrįstumas, atliekant lankinio išlydžio skaičiavimus, pasižiūrėti taip pat būtina, tam, kad keliami reikalavimai jie nebūtų pertekliniai, jeigu juos galima nesunkiai išspręsti tiesiog pakoreguojant nustatymus, tą padaryti iš esmės yra privaloma, kadangi tada sumažinama rizika ne tik personalui, kuris pasiruošęs, bet gyvenime nutinka taip, kad ateina koks tai rangovas, galbūt neturintis tos priemonės, teoriškai jo dirbti į tuos tinklus leisti negalima. Tam yra šitie lipdukai, kurie yra klijuojami ant spintos durelių, kad žmogus dirbantis tame skyde, jisai būtų informuotas apie galimas rizikas ir ištikus kažkokiam tai įvykiui būtų aišku, kas buvo už tai atsakingas. Tai reiškia, darbdavys apie riziką informavo, bet, sakykime, asmeninės apsaugos priemonės buvo parūpintos, kažkur pakabintos, tiesiog darbuotojas jomis nepasinaudojo. Lygiai taip pat ir rangovas, jeigu jisai nepasinaudojo tom asmeninėms apsaugos priemonėm, kurios buvo reikalingos dirbant tokiuose elektros tinkluose, todėl dalis atsakomybės jau tenka ir jam pačiam. Iš principo šitas standartas leidžia nubrėžti atsakomybių ribas, kadangi įstatyme įvykus įvykių jos tada griežtai numatytos, kas už ką atsakingas. Kada yra informuojami darbuotojai ir rangovai apie esančias rizikas, vėlgi sumažinamas, sakykime, tas atsakomybių lygis ir jau darbdaviui ir užtinka atsakingam personalui. Būtent visi šitie lipdukai, jie gali būti eksportuojami PDF formatu. Įmonės, kurios yra įsidiegę skaičiavimus pagal šitos standartų reikalavimus, jos tada susiklijuoja ant spintų, kai kurios taip pat nurodytais atstumais arba kažkokiu įprastai standartinio atstumu nuo spintos priklijuoja lipnios juostelės, reiškia, kur nurodo, koks tas saugus atstumas be asmeninės apsaugos priemonių. Nes visais atvejais prie spintos gali prieiti ir nebūtinai elektrotechninis personalas, gali ir gamybos darbuotojai prieiti, kurie tų apsaugos priemonių tikrai neturės. Tai tiesiog užklijuojant tokius lipdukus ant grindų galima nurodyti tą saugų atstumą, kuriuo žmogus gali prie to skydo prieiti. Bet visais kitais atvejais tada yra reikalingos specialios apsaugos priemonės, kad įvykus tam įvykiui rizikos būtų sumažintos arba jų būtų išvengta.
Toks būtų trumpas pristatymas apie tai, kam reikalingas lankinio išlydžio skaičiavimas. Kaip ir matėme, jisai nėra tik tai amerikiečių kažkoks išsigalvojimas, taip pat ir Lietuvos teisės aktuose yra numatyta, kad turi būti užtikrintos priemonės, tiek organizacinės, tiek techninės, kurios leistų apsaugoti personalą. Tai kaip pavyzdys šiuo atveju netinkamai suderinta religinė apsauga galėtų būti viena iš tokių priežasčių teigti, kad nebuvo tinkamos techninės priemonės personalui apsaugoti. Ir čia kai pasižiūrėtų jau paskui techninį praktiką, tai vis dėlto tikrai visko buvo imtasi, kad apsaugoti tą personalą. Vėl atlikus tokius skaičiavimus, sukliavus tuos lietuvius ant stintų, galima tada jau ramiau vertinti, kad žmonės dirbantys tose įrenginiuose bus informuoti apie galimas rizikas ir tikėkimės pasirinks naudoti tas priemones, kurios yra numatytos ir leistų užtikrinti saugų darbą.